Oto suktinukai su gražgarstės salotų lapų įdaru. Įdarui smulkintuvu susmulkiname gražgarstės salotas, tarkuotą sūrį, sviestą ir džiūvėsėlius. Oto filė perpjauname išilgai per pusę. Susukame į suktinukus ir į vidų įdedame po vieną arbatinį šaukštą įdaro. Žuvies suktinukus kepame 10-12 minučių 180 laipsnių orkaitėje. Salierų šaknis supjaustome kubeliais ir verdame pienę, kol jie suminkštėja. Tada įdedame sviesto ir verdančiame vandenyje pamirkytus žalius salotų lapus. Viską sumalame. Cikoriją perpjauname per pusę, apvoliojame cukruje ir pakepame ant sviesto. Susmulkiname džiovintus pomidorus, česnakinius laiškus, mėlynąjį svogūną, aštriąją papriką, aisbergo salotas ir įpilame alyvuogių aliejaus. Darydami padažą į keptuvę pirmiausiai įdedame citrinos žieveles ir įpilame nugarinto vyno. Tuomet įpilame grietinėlės ir įdedame sviesto. Šafraną išmirkome baltame vyne ir dedame į padažą. Verdame, kol padažas sutirštėja.